Labas rytas Lietuva, tikiuosi laikotės visi gerai. Šiandien keliausim su Studentų sąjunga į nežinau kur. Kiekvienų metų pabaigoje visi internai, visi praktikantai turi, taip sakant, dieną skirtą jiem, kur važiuojame iš universiteto kažkur tolyn ir nieks nežino kur. Praeitį kartą buvo tramblynai, šį kartą tikrai, net ir aš nežinau, kur važiuosim. Turėtų būti smagu, turėtų būti įdomu, turėtų būti kažkas kitokio. Dirbti Studentų sąjungoje yra ko gero vienas iš geriausių dalykų. Nesakysiu, kad tikrai nesakysiu, kad tai yra vienas iš geriausių darbų pasaulyje, nes geriausias darbas pasaulyje yra Formulės 1 lenktynininkas. Bet tikrai darbas yra nuostabiai geras, nes gali daryti ką nori. Gali visus video ar visas nuotraukas, kurias darai, paaiškinti tuom, kad studentai, jaunimas šiais laikais mėgsta keistus dalykus, dėl to aš galiu daryti keistus video ir panašiai. Tas yra labai smagu. Dėl to daug įdomiau dirbti. Studentų sąjungai dirbu jau gerus 2,5 metų, kažkas tokio, jiem renginius fotografuoju jau 5 metai. Tikrai smagu ir nuoširdžiai gera vieta dirbti. Visos Studentų sąjungos turi tą patį tikslą, tai yra pasirūpinti, kad jų studentam gyvenimas universitete būtų geras ir kad jie iš universiteto pasiimtų kiek įmanoma daugiau. Tai susižinokit, ką jūsų Studentų sąjunga veikia ir ką jie gali jums pasiūlyti, nes ko gero labai daug. What happened to your fingers? I dislocated them. Oh my god. I dislocated them when I went home, when I was with the horses, and I had them pop back. They were okay, but now I keep forgetting that I need to limit movement. So when I've been doing things, I keep knocking them. So I just thought I'd strap them up just to. Oh, so it's not doctor's idea to strap them. No, I just. You need some popsicles. I broke all my fingers anyway, so. Not nothing new. Every time I went to the hospital with handball. Are you filming me? No. You are? I am. Oh, you bastard. Yes, I'm taking the Audi as well. May I join you at the front? Sure. Thank you. Fuck you. Wait, sorry, you're allergic to what? Horses. How is that possible? So you remember when the RSU tried to get ponies? Yeah. The reason they didn't show up was because you called ahead and said, Pretty "Look, much, I'm yeah. fucking dead." Basically, yeah, Yeah. more to glue. You're weird. Thank you, good sir. Kaip ir minėjau, kiekvienų metų pabaigoje visus internaus vedamės kažkur smagiai, kur neaišku, dar pats nežinau, ką tik atvažiavom visi su taksais į Battersea parką ir dar nieko nežinom. Bosas šitas dėdė dar mums nieko nepasakė, tai visi laukia, turėtų būti įdomu. Bus įdomu. Yeah, really fun. I somehow won in my group, which I don't know, because Steve is a better sportsman than me. But today he's off on the shots. Steve, What it is, got tennis elbow at the moment from all the tennis I've been playing. that's it. Yeah. Are we going hot wine? Good question. Oh my god, this is a bit ominous. Oh my god. Yeah, I've got that right. Apparently they got...
Canonas G7X yra nuostabiai ideali kamera, labai mažytė, labai patogi, ideali kasdieniam vloginimui, tiek dėl ekranėlio, tiek dėl savo dydžio. Ji kartu su GorillaPod, Joby GorillaPod yra nuostabiausias dalykas kiekvienam vlogeriui. Išskyrus bateriją, nes baterija išsikrovė šiandien vos atlaikė pusę dienos vloginimo. Dėl to sekanti dalis, visas kalbėjimas bus padarytas arba vakare, arba filmuotas telefonu. Dėl to kokybė, ko gero, bus pakankamai tragiška. Iš karto atsiprašau. Kaip ir minėjau, Studentų sąjunga kiekvienais metais išsiveda savo praktikantus, kur nors į smagią vietą, metų gale ir panašiai. Šiais metais dieną pradėjom nuo picos Battersea parke ir tada visi ėjom kartu žaisti minigolfą, kas buvo išties smagu ir išties buvo daug sunkiau negu tikėjaus, daug sunkiau buvo pataikyti negu tikėjaus, nes prieš tai gyvenime nesu žaidęs, dėl to visada galvodavau, kad bus daug paprasčiau, ypač kai vienintelį kartą, kai kažką su panašaus daręs į minigolfą, tai būdavo žaidimai miniklipuose arba Newgroundą ir panašiai. Kiti laikai, ne? Kiti laikai su painais mini flash game'ais, ne kaip dabar. Kai visi žaidimai yra skirti telefonui ir visi yra tokie patys ir visi labai nuobodu. Porą dienų su draugais diskutavom, kodėl taip yra, kodėl šiais laikais mažiai žaidimai yra tragiškai nuobodus ir išmąstėm vienintelį dalyką, tai yra, kad seniau žmonės į miniklipus ir į Newgroundus žaidimus kurdavo būtent tam, nes jiem tai nuoširdžiai patiko ir jie tai darė iš širdies. Dabar viskas savaime suprantama yra daroma dėl pinigų, mikrotransakcionai ir panašus dalykai, reklamos. Ir negali kaltinti žmonių, nes jie dabar iš to užsidirba tikrai didelius pinigus ir tai yra geras pragyvenimas jiem, bet vis tiek. Man tikrai norėtųsi, kad visi tie geri, flashiniai, maži žaidimai grįžtų pas mus ir būtų smagu. Antroji šios dienos pusė buvo daug smagesnė negu pirmoji, nes minigolfas gal ir smagu, bet po pirmųjų 15-20 minučių atsibos. Vakarą papietą mus nusivedė į kažkokį barą, kur antrame aukšte yra žaidimų kambarys. Pilnas senų konsolių ir panašių dalykų. Ir smagiausia dalis tai buvo trasa, kuri atrodė šitaip. Ir buvo 10 vietų, 10 sėdinių su vairais, su pedalais ir radio bangomis. Ar vėliai žino kaip, aišku, radio bangomis, taip. Visi tie automobiliai buvo valdomi būtent tų žaidėjų. Lenktyniavom 4 kartus ir pirmą kartą finišavau 8, antrą kartą finišavau 2, trečią kartą užėmiau 1 vietą, patekau į finalą ir finale atsilikau lygiai 4 sekundėm. Per 20 ratų atsilikau lygiai 4 sekundėm. Tai yra visus ratus pirmyn atgal. Tai aš pirmavau, tai krizdavau į 6 vietą ir panašiai. Nuoširdžiai buvo žiauriai smagios lenktynės. Ir jei kas nors busit Londone, nuorodą, prašymą ar Facebooką, ką nors, jeigu rasiu, parašysiu apačioj, bet tikrai, žiauriai smagu, žiauriai fainai, jeigu tik turit galimybę, būtinai. Jeigu jūsų universitete yra Studentų sąjunga ir jūsų universitete 99%, kad yra Studentų sąjunga, pasidomėkit, ką jie daro, nes jie tikrai daro daug gerų, įdomių dalykų. Apie tai, apie ką mūsų Studentų sąjunga gero daro, aš pasakosiu daugiau, nes kitais metais, nuo rugsėjo, aš su Studentų sąjunga būsiu dar daugiau užsiėmęs. Nes tikrai, Studentų sąjungos, visos Studentų sąjungos daro gerus dalykus ir pažiūrėsim, artimiausiam dienom, šią ir kitą savaitę žiūrėsim per vlogus apie tai, ką jums reiktų žinoti atvažiavus į Londoną, apie ką reiktų žinoti ypač tiem, kurie atvažiuoja studijuoti Londoną. Kaip Studentų sąjungos jums gali padėti su viskuom ir ką turėtumėte atsiminti ir ko turėtumėte pamiršti, kokių klaidų neturėtumėte daryti. Turėtumėte nedaryti tų klaidų, kurias aš padariau. O aš jų padariau pakankamai, dėl to turėsiu kuo pasidalinti. Šneku tą patį per tą patį, taip kad šiandien tiek ir iki kitos dienos.